Kazino Admiral lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki visi Urbo nacionalinės krepšinio lygos gerbėjai. Šiandien sveikinuosi iš Uostamiesčio, iš Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centro. Jonkus. Viena geriausia rezultatyvų perdavimų ir klaidų. Vidurkį turinti Žilius su kamuoliu. Gerai, ten kerta po krepšiu Leščiauskas. Koks jo Daubaris iš tolimos distancijos. Pataiko tritaškį dabar jau chaotiška Žalgirio ataka, bet Grunkis išsimeta laisvas ir pataiko iš tolimos distancijos. 7 pamintas pertraukėlės Grunkis. Išsimeta kamuolį į kraštą. Bulanovas pataiko iš toli. Iš tos pagalbos labai daug nebuvo. Čia dabar Rudaitis perima. Urbonavičius ir Mikalauskas dar yra pelnę po 2 taškus. Čia Klaidas Mėtis. Nepataiko Urbonavičius. Ilgas perdavimas per visą aikštę ir čia Remeikis pirmas. Nuskovavo tas intensyvumas pirmajame kėlinyje. Čia Remeikis. 3 taškai. Erdvės metimui Leščiauskas. Čia dabar ima kamuolį Virkutis ir pirmoje. Čia kamuolį Mikalauskui. Grunkis. Jo geras perdavimas Brnovič ir šį kartą žais izoliacija Mačiulis dabar. Nusimeta kamuolį ten Metrikiui. Ir Metrikis paskutinę atakos sekundę. Remeikis turi prieš save Daubarį, gali žaisti 1 prieš 1. Į kairę pusę Remeikis ir kokį bloką čia dabar sušeria Daubaris. Keičiasi gynyboje Žalgirio jaunimas ir pataiko. Pamatysime, neužbėkime įvykiams už akių. Šakaitis nusimeta kamuolį. Metrikis bene vienas geresnių jo metimų šiandien. Rudaitis prieš Remeikį. Iki galo ir šį kartą Rudaitis įveikė. Distancijos trumpas metimas. Ir ten Mačiulis pasiema tą kamuolį kovoje su Bulanovu. Šarakauskas greitajame puolime sugeba ten. Ir Hailau bando sužaisti Neptūnas ir pavyksta tą padaryti. Žilius šiek tiek apšvietimas. O tas apšvietimas visiškai į baudos aikštelę. Nusimeta kamuolį. Metrikis turi erdvės metimui. Pataiko iš toli Klaidas Metrikis. Iš tolimos distancijos pataiko. Nepavyko spaudimas. Mikalauskas. Jo atsakymas ten dar blokuoja kamuolį Žilius. Žalgirio dubleriai eliminuoti. Neptūnas namuose švenčia pergalę 89-71. Kazino Admiral lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.